Lietuvos energetikos institute veikiantis Vandenilio energetikos technologijų centras yra vienas moderniausių tokio pobūdžio mokslo centrų Europos Sąjungoje, garsėjantis naujų konkurencingų technologijų kūrimu. Vandenilio energetikos vystimasis ypač svarbus sprendžiant ekologinės bei energetinės nepriklausomybės problemas. Mes kūrėme įvairias medžiagas ir technologijas, kurios leistų žmonėms taikyti kasdienime gyvenime vandenilį. Ir pirmiausia, tai yra susijęta su transporto sektoriumi, tai yra mes tenksimės, kad žmonės galėtų pakeisti šiuo metu naudojamus dyzeliną ir benziną į vandenilį. Vandenilis yra efektyvus ir gamtą tausojantis energijos nešiklis, todėl ieškoma būdų jį pritaikyti ne tik transporto srityje, tačiau ir pramonėje, buityje. Mokslo centras atviras ir studentų vykdomiems mokslo tyriamiesiems darbams doktorantūros, magistratūros bei bakalauro studijų metu. Bendradarbiauja su Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetais bei užsienio aukštosiomis mokyklomis. Doktorantas Martynas Lelis džiaugiasi turės galimybę čia Lietuvoje atlikti ypatingo tikslumo reikalaujančius tyrimus. Klininės galimybės, aišku, yra labai išaugusios, labai didelės ir kiekvienas čia dirbantis tyrėjas, jisai net negalėjo įsivaizduoti, pavyzdžiui, prieš 5 metus, kad turės tokias sąlygas ir kad iš tikrųjų dabar jau bent jau techniniu požiūriu mes galime vykdyti tuos pačius tyrimus, kuriuos vykdo vakarų Europos šalis ar JAV ar Japonija. Projektas Vandenilio energetikos technologijų centras įgyvendintas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.